Sveiki, labas vakaras. Įsijungiu truputį anksčiau, kad būtų galimybė jum jungtis po truputį. Šiandien kalbėsim apie organizmo valymą. Taip, laukiu jūsų prisijungiančių, kas prisijungsit. Oi, mikrofono neįsijungiau. Ar gerai su garsu? Aš galiu ir mikrofoną įsijungiu. Kodėl aš šiandien įsijungiu? Tuo. Gal dabar geriau bus su garsu? Labas vakaras, Valerija. Ar viskas gerai girdisi? Pamiršau įsijungti. Čia bus. Labas vakaras. Viskas girdisi, matosi, viskas gerai, ne? Labai gerai. Seniai nesimatėm jau, ne? Pasilgau aš jau jūsų. Nežinau, ar jūs manęs, bet gyvenimas greitai bėga, neina visko. Atrodo neseniai, jo pasirodo jau seniai besimatėm, dariau webinarą, tai proga pakalbėti bus. Dar truputį palauksim. Sveiki, sveiki visi ir visos. Labai geras laikas šiaip kalbėti apie organizmo valymą, artėja pavasaris, kovo mėnuo yra labai geras laikas, pradžia, sakykime, iš principo pavasaris yra labai geras laikas kepenų valymui, tai kaip tik labai gera proga ir pakalbėti, dabar tik tai pagalvojau, nes iš tikrųjų pavasaris pats geriausias organizmo valymui skirtas laikas. Gali jo neužtekti vieno karto, bet vieną bent jau valymą padaryti pavasarį yra labai gerai. Tai va, tai šiandien pakalbam ilgai, iš jūsų gal ir nekankinsiu, tiesiog pati praėjau labai išbandžiusi su visokius organizmo valymus ir tikrai paliko įspūdį paskutinis, kurį dariau, tai norėsiu pasidalinti, bet pradžiai, kodėl reikia valyti organizmą. Pradedam nuo to ir galit parašyti komentaruose irgi, ar jūs bandė įvairiausius būdus, kaip valyti organizmą, ar buvo rezultatai, nebuvo rezultatų, kokios reakcijos buvo valant organizmą ir kokius organus, gal atskirai valėt kepenis, atskirai žarnyną, žodžiu, yra įvairiausių būdų ir metodų. Tai galit pasidalinti savo patirtim, įdomu išgirsti būtų, o organizmo valymas dėl ko yra svarbus? Dėl to, kad mes valgom įvairų maistą, tikrai nevalgom visiškai subalansuotai ir taip, kaip galbūt geriausiai būtų organizmui, bet to ir visi produktai jau yra užteršti ir cheminė medžiagom, kaip jie vadinasi, na, žodžiu, auginimui labai daug yra naudojama, kaip pasakyti, aišku, jau visa gamyba yra skirta, produkcijos gamyba yra skirta kiekybei, ne kokybei. Aišku, jeigu žmogus turi galimybę rinktis tik tai ekologiškus maisto produktus ir toj šaly, kurioje ekologija yra patikimas, sakykime, būdas arba žmonės auginantis namuose, bet irgi netgi auginant namuose žemės rezervai yra labai stipriai išeikvojami, nedideliuose žemės plotuose ir ten be abejo trūksta ir mineralinių medžiagų, tai tie produktai vis tiek juos reikia, auginant daržovės, sakykime, reikia vis tiek papildomai naudoti šitų mineralų ir visokiausių trąšų, kad pagerinti derlių, pagerinti kokybę, o nuo to gali būti ir perteklinis azoto naudojimas, na žodžiu. Mes gaunam apskritai labai daug ir ne tik tai su maistu mes gaunam įvairios chemijos, tai ir visos plovimo priemonės, valymo priemonės, na, žodžiu, viskas yra jau daugiau ar mažiau impregnuota chemija, vienokia ar kitokia. Na ir organizmas, ką jisai daro, jisai užsiima filtravimu, valymu, kažkiek tai atskirimu visų tų cheminių medžiagų, bet kažkur tai viskas turi pasidėti. Tai didžiausias filtravimo, sakykime, įrenginys, organas tai yra kepenys.
kuris atlieka pagrindinę funkciją filtravimo nuo kenksmingų medžiagų. Bet kur viskas prasideda, viskas kaupiasi kepenyse ir jeigu nėra geros, arba apskritai, jeigu negalvojama yra apie atstatymą, pravalymą, tai kažkurio tai metu kepenys užsiteršia taip labai stipriai. Ir tada atsiranda, kas atsiranda? Atsiranda alerginės reakcijos, žarnynas užsiteršęs irgi pasireiškia ne tik tai užkietėjusiais, sakykime, viduriais ar apskritai sutrikusią virškinimo sistemą, bet ir alerginėmis reakcijomis. Nes storasis žarnynas su plaučiais yra kaip bendroje sistemoje dirbantis du organai, o plaučių pagrindinis, pagrindinis organas, per kurį plaučiai parodo savo kokybę, tai yra oda. Ir visos odos ligos tai yra užterštų plaučių rezultatas. Bet pirmiausiai šitoj poroj plaučių ir storojo žarnyno suserga arba pradeda silpti storasis žarnynas. Nusilpęs storasis žarnynas pradeda maitintis plaučių energetiką ir vėliau nusilpsta plaučiai. Ir viso to pasekoje prasidėti gali įvairiausios alerginės ligos, imuniteto ligos, astma. Labai dažnai tai yra tiesiog nešvaraus, nevalyto, nesutvarkyto storojo žarnyno rezultatas. Taip pat kepenys, kai yra labai užsiteršę, prasideda įvairios reakcijos alerginės netgi į organizmo valymo produktus, tokius kaip pavyzdžiui žmonės sako, aš negaliu vartoti juodojo riešuto, kuris dažnai vartojamas kepenų valymui, nes yra atsiranda alerginė reakcija. Alerginė reakcija atsiranda ne dėl to, kad žmogus yra alergiškas juodajam riešutui, ar pelynui, ar gvazdikėliams, kurie dažnai irgi yra naudojami kepenų valyme, bet tiesiog kepenys yra taip užteršti, kad prasidėjus valymui, nesistemingam valymui, o tiesiog kur kas YouTube ar kažkur pasižiūrėjo, pabandė, bet tiesiog jie tiek yra užteršti, kad nespėja valytis ir tada per kraują, tada jie pradeda varytis per odą ir žmogus nusprendžia, kad jam yra, be abejo, taip irgi to negali būti, reikia stabdyti, bet kuriuo atveju, jeigu atsiranda alerginė reakcija, reikia stabdyti organizmo valymosi visą procedūrą, leisti nusiraminti organizmui ir vėl tada iš naujo mažesnėmis, sakykime, dozėmis vartoti kažkokius tai preparatus, kuriuos jūs galvojat, kad jie yra reikalingi jūsų vieno ar kito organo valymui. Tai va, tai jeigu yra visokios imunitetinės ligos, odos ligos, alerginės ligos, slogos, visos žiedadulkių, pavyzdžiui, alergija, visokiausios alergijos, labai didelė tikimybė, kad tiesiog tai yra dėl organizmo užterštumo, nesutvarkyto virškinamojo trakto. Kas atsitinka, kodėl atsiranda, pavyzdžiui, tos visos alerginės reakcijos? Jeigu mes maitinamės rūgštiniu maistu, rūgštiniu ta prasme, kuris sukelia sudaro rūgštinę terpę mūsų organizme, gerosios bakterijos esančios žarnyne, jos neturi galimybės išgyventi, jas nukonkuruoja grybas, o aš esu tikrai nekartą pasakojusi buvusiuose ankstesniuose webinaruose, kad grybas jisai turi kažkur įsitvirtinti, kad galėtų gyventi. Ir jis įsitvirtina į žarnyno sieneles ir perforuoja jas savo tuo įsitvirtinimu ir per žarnyno sieneles, kuriame jau storajame žarnyne yra atliekos, kurios turi išeiti jau visos nesuvirškinto maisto atliekos ir visos nešvarumai surinkti iš organizmo, turi pasišalinti iš organizmo, tai jie patenka į kraują ir atsiranda užterštumas viso organizmo. O tai dažnai pasireiškia paskui alergijomis. Tai va, tai kitas dalykas yra, kad žmonės irgi daug kas kalba ir apie tai yra nekartas kalbėta, kad labai yra svarbu atstatyti gerųjų bakterijų balansą organizme, storajame žarnyne konkrečiai.
Bet problema dažnai yra, kad žmonėms tai nebūna jokios pagalbos, jokios reakcijos į gerasias bakterijas, dėl to, kad storasis žarnynas yra tiek užterštas, toks storas yra sudarytas gleivių sluoksnis, kad gerosios bakterijos jos neturi jokio šanso niekur įsitvirtinti. Ir jos tiesiog kaip įėjo, taip išėjo. Rezultato nėra, netgi žmonėms atsiranda ir užkietėjusių vidurių rezultatas, vien dėl to, kad nepravalytas organizmas, neišvalytas žarnynas konkrečiai ir nėra kur pakeisti tos mikrofloros, atstatyti mikrofloros. Todėl visas procesas turi prasidėti pirmiausiai nuo žarnyno gleivinės valymo, o vėliau toliau atstatymas yra gerųjų bakterijų. Kai kurios programos arba kas užsiima organizmo valymu yra bandę galbūt įvairiausius metodus, patarimus ir visokius kitokius, ten, sakykime, programas ir paketus, kur irgi viena iš organizmo valymo reakcijų yra sukeliamas viduriavimas ir tiesiog išvalomas visos atliekos iš žarnyno. Bet tai nėra organizmo valymas, tai yra tiesiog viso šito galbūt užsisenėjusių atliekų išvalymas, bet reikia suprasti tai, kad bet koks viduriavimo sukėlimas yra išvalymas ne tik tai atliekų, bet ir visos mikrofloros. Jeigu ten ir buvo kažkokia tai gerosios bakterijos tame žarnyne, tai viskas yra pilnai pašalinama. Bet koks viduriavimas yra labai nesveikas, labai nėra gerai organizmui. Gali būti galbūt trumpa reakcija, gali būti kažkokios tai trumpa reakcija, negali būti kelių dienų viduriavimas ar kažkas. Tada visiškai yra didesnė gali būti problema disbakteriozė vėliau. Tai va, tai žinau, kad kažkada senai būdavo ir ksenos lapų gėrimas, arbatos ir visi kiti reikalai, bet turėti omeny reikia, kad tai nėra organizmo valymas, tai yra tiesiog šito žarnyno išvalymas ir nieko kitaip. Taip, klausimas. Patirtis buvo su organizmo valymu, kad per stipriai išbėrė veido odą ir supratau, kad turiu nutraukti procedūrą, bet jau metai kaip neprisiruošiu to pakartoti. Taip, tai buvo per stiprus greičiausiai organizmo valymas. Ir netgi žinant veido zonas, Rita, man atrodo, aš esu davus jums, čia iš refleksologijos kursų buvusi studentė, tai jūs turit veido refleksologinės zonas ir galima netgi matyti, kurios zonos kas sureagavo. Gali būti, kad dėl kepenų zona, pavyzdžiui, veide sureagavo, jums parodė, kad per stiprus buvo valymas virškinamojo trakto, tai galima panaudoti tas žinias, tą žemėlapį, netgi sužinoti, kuris organas labiausiai buvo užterštas ir kuris greičiausiai taip sureagavo. Tai va, tai labai gerai, kad buvo sustabdytas tas valymas, nes galima labai stipriai sudirginti, padidinti uždegiminę būseną organizmo dar labiau, jeigu mes toliau gersim esant bėrimui ar kažkokiai tai bet kokiai reakcijai. Bet kokia reakcija rodo, kad tai yra per stiprus procesas ir pirmiausia reikia pilnai nutraukti, o vėliau pradėti su žymiai mažesne doze. Tai va, aišku, priklauso kas per produktai, apie ką mes kalbam, bet augalinės kilmės bet kokie produktai irgi gali sukelti įvairias reakcijas ir už tai reikia labai būti sąmoningais ir stebėti, kaip kūnas reaguoja. Tai va, žvynelinė irgi, taip, žvynelinė labai didelė psichosomatinė problema su žvynelinė yra, bet kalbant apie organų situaciją, tai labai reikia gerai pagalvoti apie mitybą. Kažkas labai stipriai alergizuoja, irgi dėl užteršto gali būti organizmo ir storasis žarnynas ir plaučiai. Visos odos ligos, turėkite omeny, pirmiausiai tai yra storasis žarnynas ir plaučiai. Tai yra poriniai du organai, kurie per odą parodo būseną. Todėl visokiausi bėrimai, niežuliai,
bet kokios dėmės ant odos, bet kas susijęs su oda, tai pirmiausiai tai yra storasis žarnynas ir plaučiai. Taip pat gali būti ir labai užterštų kepenų ženklas, kada organizmas jau nebespėja valytis. Labai didelė gali būti ir psichosomatinė pusė visų alergijų ir apskritai visos ligos turi psichosomatiką, bet labai didelės netektis, atsiskyrimas, išdavystės, sukeliančios vidinį skausmą, sakykime, kaip čia pavadinti, suprantat turbūt, vidinį netekties, išdavystės. Jeigu esat atsivėrę kažkokiam žmogui ir jūs paskui išduoda, tai visą tai gali pasireikšti labai stipria alerginė reakcija, nes tai yra plaučių zona paveikiama būtent šitais vidiniu tuo širdies skausmu, kaip mes jį vadinam, emociniu skausmu, ne fiziniu, emociniu skausmu. Visa tai irgi išlenda gali išvysti per labai stiprias reakcijas, alerginės reakcijas odoje. O jeigu dar žinant, pavyzdžiui, meridianus, galima pagal meridianus atsekti, kurie organai irgi sureaguoja, pavyzdžiui, arba jeigu turit kažkokias alerginės reakcijas konkrečiose vietose, tai irgi pagal meridianus, meridianų linijas, jeigu žinot, pagal tradicinę kinų mediciną, visi organai turi savo meridianų linijas per kūną, sakykime, per kūną ir tada galima numatyti arba nuspėti, kuris organas siunčia žinutę. Bet šitas yra ne apie tai, bet žodžiu taip. Pagrindinės tokios mintis, dėl ko reikia organizmo valyti. Toliau yra parazitai, įvairiausi parazitai, kirmėlės, įvairiausi virusai, bakterijos, kurie neturėtų būti mūsų organizme arba turėtų jų būti bent jau balansas. Kaip mes ir neturim bijoti arba sakyti, kad visiškai neturi mūsų kūne būti kandida grybo, tai jisai yra, bet jisai turi būti visą laiką balanse. Jo negali būti perteklinio kiekio. O jisai pradeda daugintis būtent kaip pH, rūgštinė terpė, organizmas yra rūgštinėje terpėje. Todėl labai yra svarbu, kad mityba būtų taip subalansuota, kad maksimaliai galėtume pasiekti ne šarminę, bet neutralią, vadinkim, organizmo terpę. Galite pH pasimatuoti seilėse, galite pH pasimatuoti šlapime. Kraujyje sunkiausia pamatuoti be abejo, bet šitose dviejose pasižiūrėti, kokioj būsenoj yra jūsų, tai yra kokioj pH skalėje yra jūsų skysčiai kūno, šlapimas ir seilės. Ir tokiu atveju, jeigu randat, kad tai yra labai rūgštinė terpė, tada turėtumėt pagalvoti apie jo šarminimą. Šarmina visos daržovės, ypatingai žalios daržovės, neapdorotos daržovės, toliau labai yra geras šarminimo būdas šitos citrinos sulčių gėrimas, kartais bet turit irgi atsirinkti, kas jums yra labiausiai tinkama, tai gali būti ir šitos obuolių acto sidras, bet visą laiką turit stebėti, ko nori jūsų organizmas. Aš naudoju kiekvieną rytą svarainių užpilą, kaip pavadinti, aš vakare užpilu maltų svarainius, aš turiu per vasarą užaugusius svarainius sumaltus ir užšaldytus ir tada kiekvieną vakarą užpilu šaldytus tų svarainių, žodžiu, šaukštą, 2 šaukštus, pripjaustau 2-3 skilteles česnako ir per naktį juos ištraukia ir ryte išgeriu. Problema su česnaku, be abejo, jisai turi kvapą, tai jeigu dirbate darbą, kuriame negalite turėti to kvapo, tai galima česnaką arba nukelti į vakarą, bet bent jau kažką tai, jeigu turit svarainių ištrauką gerti arba citrinos išspaustos sultys sumaišytos su vandeniu. Žodžiu, atrasti, kas jums rezonuoja ir jausti, kada organizmui tinka, kada netinka ir pakaitalioti tuos įvairius šarminančius produktus. Tai va, nes tada
tada ir bakterijoms, valant organizmą, pavyzdžiui, irgi bakterijoms atsiranda geresnė terpė užsikabinti arba išgyventi. Tai yra, kai organizmo terpė nėra labai rūgštinė. Ir be abejo labai yra svarbu gerti vandenį. Tai va, tai pagrindinis yra toksai, tokia apžvalga organizmo valymo, dėl ko reikia valyti. Ir dabar, ką aš papasakosiu, aš noriu tiesiog pristatyti, kokią aš programą paskutinį kartą išbandžiau ir man jis padarė labai didžiulį įspūdį dėl to, kad jinai buvo labai stipriai, arba jinai yra labai gerai paruošta, viskas yra planas mitybos ir viskas, vitaminai ir mineralai yra paruošti taip, kad nebūtų išsekintas organizmas, kad būtų atstatoma mikroflora ir kad būtų suaktyvintas organizmo valymas, o ne vidurių paleidimas. Tai va, tai aš išbandžiau sausio mėnesį Kolovada programą, jinai yra Koral klubo parduodama programa, jinai parengta buvo seniai kažkada, tai vieno šito mokslininko dirbančio labai stipriai su mityba susijusiose programuose, kanadiečio, parengta labai nuosekli 2 savaičių programa. Tai va, tai jinai yra labai, man kas sudarė didžiulį įspūdį, kad viskas suplanuota yra ir ne tik tai mintis yra apie tai, ką aš turiu išgerti, bet ir mitybos visa programa, kaip paruošti organizmą visam tam valymuisi, kaip iš jos išeiti ir atstatyti ne tik tai, ir sakau, ir ne tik tai valyti, bet ir atstatyti visą tiek mineralus, vitaminus, tiek ir mikroflorą. Esu bandžiusi įvairiausius variantus, visas šitas programa, aišku, parengta vien tik tai augaliniais produktais ir valymasis, tokio valymas organizmo nesu mačiusi, bandžiusi niekados. Esu bandžiusi įvairias programas ir neseniai gruodžio mėnesį buvau darius kitą programą, tai nieko panašaus, apskritai nieko panašaus nebuvo. Tas, kas buvo rezultatas šito Kolovados programos. Pagrindinė mintis yra, kad 7 dienas mes paruošiam organizmą, reiškia, nevalgom jokių gyvulinės kilmės produktų, išeina kava iš sąrašo ir daržovės maksimaliai troškintos, kuo mažiau būtų, kad nebūtų keptų produktų, kad būtų tik tai daržovės, nebūtų jokių vidurius pučiančių produktų, tokie kaip obuoliai, pupelės, ankštiniai produktai, žodžiu, savaitę laiko maksimaliai ant labai paprastų daržovių. Ir tuo pačiu yra geriami vitaminai ir mineralai, viskas yra surūšiuota, paruošta ir nieko galvoti nereikia. Ryte vakare išgeriam tabletės, o jos visos irgi augalinės kilmės, ne tik tai mineralai, aš galiu pasakyti, kas į pirmą dalį įeina. Įeina būtent vitaminai, mineralai, antioksidantai, kas yra labai svarbu, reguliuojant pH. Ir reguliuojant visą metabolizmą, virškinimą. Toliau yra vitaminas C, kaip antioksidantas, liucerna, jinai reguliuoja cholesterolio kiekį, aktyvina organizmo valymąsi, ten yra amino rūgštys, vitaminai ir mineralai. Toliau yra šunopelė, irgi jinai reikalinga virškinimui tvarkyti ir toksinų valymui, jinai labai gerai suaktyvina organizmo detoksikacijos procesą ir juodasis riešutas yra skirtas kepenų valymui. Tai va, tai visi šitie produktai įeina į 1 savaitės programą ir reiškia, žmogus geria ryte vakare tuos produktus, o visos dienos metu geria be abejo vandenį ir maitinasi vegetarinę mitybą. Toliau antras etapas yra 4 dienos, kai nieko nevalgom, geriam tik tai paruoštus žolelių mišinius. 4 kartus per dieną yra geriamas žolelių mišinys, kuris išmaišomas vandenyje arba sultyse. Aš konkrečiai gėriau apelsinų sultyse, nes
Mano organizmas prieš 1,5, beveik 2 metus buvo dideliam šoke ir dabar iki šiol aš net negalėjau, pirmas buvo mano kartas, kai aš galėjau jau pasninkauti. Iki tol kūnas negalėjo priimti pasninko tokio kaip iš viso. Tai va, tai aš nestresinau organizmo, aš maišiau miltelius būtent tuos su apelsinų sultimis ir 4 kartus geriau būtent tuos mišinius, o ryte vakare irgi ėjo vitaminai. Kas įeina į būtent tų 4 dienų programą? Vitaminai tai yra tos tabletės, tai yra irgi vėl tie patys mineralai ir vitaminai, vitaminas C, šunobelė, juodasis riešutas, liucerna ir kitos žolelės, kurios yra reikalingos aktyvinti detoksikaciją. Į miltelius tos įeina gyslotis, gysločios sėklos, iš citrusų paruošti antioksidantai, džiovintos slyvos ir saldynmetis, lecitinas, taip. Tai va, ir visa šitie milteliai suaktyvina labai stipriai būtent žarnyno ir viso organizmo valymasi. Aš pradėjau matyti, ir tuo pačiu yra geriama jau probiotikai, gerosios bakterijos. Aš pradėjau valymasi matyti, dabar neatsimenu, 2 ar 3 turbūt 3 dienos, gal 2 dienos rytą prasidėjo tikrasis žarnyno valymasis, kai valėsi gleivinė visa žarnyno, tikrai nekyla klausimų, tai nėra tuštinimasis, o tai yra tiesiog grynas žarnyno viso organizmo, pavadinkim, valymasis. Tas labai motyvuoja ir tas parodo, kad procesas yra labai gerai, ta prasme, organizmas yra pasiruošęs valymuisi. Nes negalima pradėti valymosi, kai nėra paruoštas organizmas, o būtent tos pirmąją savaitę, kada visos tas medžiagos, kurios yra geriamos, tos augalinės, jos suaktyvina gleivinės atsiklijavimą, nuo gleivinės visų atliekų atsiklijavimą ir vėliau jau, kai mes pradedam gerti būtent tuos 4 dienas nebevalgom, organizmui nebereikia nieko virškinti, tada prasideda tų visų atšokusios visų tų sluoksnių valymasis. Procesas, sakau, yra labai stipriai motyvuojantis ir tikrai aš kaip pajutau asmeniškai, aš labai palengvėjimą galvoj, minčių palengvėjimas, tiesiog toks labai įdomus jausmas. Principe lengvumas, gyvenimas pasidaro žymiai šviesesnių spalvų ir tiesiog tą reikia pajausti, čia šito įvardinti negalima. Ir po tų 4 dienų dar yra 3 dienos, kad atsistatytų organizmas, vėl yra geriami vitaminai, vitaminas C, šunobelė, liucerna, virškinimą aktyvinančios dar medžiagos ir probiotikai. Tai va, tai viso išeina 14 dienų visa programa ir tikrai aš šiaip esu gerianti kavą, bet jokių problemų negerti kavos nebuvo, dėl ko irgi galvojau, kad gali būti, nebuvo nei galvos skausmų, nei jokių blogų reakcijų. Ką esu bandžius patyrusi anksčiau, tai man parodė, kad ta programa yra tikrai labai gerai subalansuota ir kad procesas įvyko ne tik tai, kad aš ten pagėriau vienokių ir kitokių tenais medžiagų, žolelių ar augalų, bet viskas buvo subalansuotai ir ta prasme suplanuotas visas procesas, ne tik tai, kad kažkokiais tai YouTube išgirstais patarimais. Tai va, tai mano yra toksai pasiūlymas, planas ir noras, nežinau, kadangi man tikrai labai paliko didžiulį įspūdį visas šitas procesas ir aš galvoju, kad norėčiau aš pasidalinti savo patirtim ir ne tik tai šitos programos rėmose, bet visa tradicinė kino medicina ir organizmo reakcijomis ir būti, kaip pasakyti, padėti jums pereiti organizmo valymosi visą procedūrą. Tai va, tai mano noras yra padaryti grupę atskirai, jinai vadinsis organizmo valymas. Ir tenai galės patekti žmonės tik tai tie, kurie užsiims organizmo valymu, ne tik tai, kad sėdėti ir žiūrėti, ką kiti veikia, kur bus galima dalintis savo
klausti klausimus, dalintis patirtimi, potyriais ir visu kuo, einant per visą tą valymosi procesą. Ir gauti patarimus, ten ir pasidalinsiu refleksologinių zonų aktyvinimu, kai matysit, kad reikia suaktyvinti galbūt, arba iš principo suaktyvinti žarnyno veiklą, ar suaktyvinti plaučių veiklą, valymasi. Tai va, tai toksai bus atskira tokia grupė. Jeigu kas nenorės dalintis viešai savo rezultatais, visą laiką galimybė yra atsiųsti man asmeninės žinutės ir aš tada įdedu be jokio vardo. Tiesiog, kad kiti žmonės susimotyvuotų ir darytų tuos dalykus. Labai rekomenduojama daryti šitą programą 3 kart per metus maždaug, kas 3-4 mėnesius. Tai va ta grupė, jinai bus tik, aišku, jeigu bus norinčių ir jeigu bus aktyvių žmonių, kurie tą darys, tai ta grupė egzistuos tiek, kiek jūs norėsit. Produktų užsisakymą aš esu įdėjusi dabar linką viršui, man atrodo, jeigu matot, jo, matot. Ir per jį galima užsiregistruoti. Vienintelė problema yra ta, kad Lietuvoje šito produkto užsakyti negalima, reiškia, tie, kas gyvenat Lietuvoje ir norite tų produktų, aš galiu užsakyti ir jums ateis siuntinys į Lietuvą. Jisai gali ateiti, bet tiesiogiai jūs negalite jo nusipirkti. Visas tas komplektas yra keli variantai, yra vienas stipriausias, priklauso vėlgi, ar žmogus gyvenime, jeigu nėra daręs valymosi, aš parekomenduosiu tada ką daryti, kad nebūtų didelio šoko. O jeigu kas yra darę organizmo valymą, ar tiesiog jau mityba yra sąmoninga, tai tada patarsiu, kurį iš tų produktų geriausia pirkti. Bet mano rekomenduojamas, apskritai jie visi, man atrodo, panašiai kainuoja, 90 eurų paketas plus siunta. Tai kiek siunta kainuoja, tai čia aš nežinau. Man atrodo, kai aš užsakinėju, tai eina iš Vokietijos. Tai kažkiek tai kainuoja siunta prie tos kainos. Tai va, tai kas norit, kas galvojat, galit registruotis per tą linką ir užsisakyti prekes, kas ne Lietuvoje gyvenat, o kas gyvenat Lietuvoje, galit rašyti man, tiesiog jūs turėsit pervesti man tos pinigus į mano sąskaitą ir aš tada padarysiu užsakymą ir atsiųsiu. Galbūt net įmanoma būtų sukombinuoti, jeigu kas netolit šalia ar ten draugės ar kažką, tai galima sukombinuoti, gal ir siunta tada bus pigesnė. Aš nežinau, jeigu sukombinuoti kelis paketus. Aš taip galvoju, kad gali būti ir nedvigubai siunta. Tai va, galit pasigalvoti, nes labai nemažai pažįstu ir žinau, kad kas pabando pirmiausiai šeimoje vienas, tai po viso kito jau visa šeima įsijungia. Lietuvoje žinau, kad galima nusipirkti tik tai nuvažiavus Vilniuje į fizinę parduotuvę. Tiek aš žinau, bet dabar šiandien netikrinau e-po, bet kiek žinau, tikrai per e-pą nusipirkti per elektroninę parduotuvę buvo negalima iki šiol. Tai va, kontraindikacijos. Reikia labai stebėti, reikia žiūrėti, jeigu yra kažkokios lygos arba labai daug vartojama vaistų, tai man jūs galite asmeniškai parašyti žinutę, tada aš galim pasikonsultuoti, ar gali tekti sumažinti pačių produktų kiekį, na, žodžiu, labai gali, jeigu tikrai labai sunki liga kažkokia ir žmogus vartoja labai daug vaistų ir labai didžiulis užterštumas organizmo, tai gali atsirasti, kaip ir sakiau, pirmiausia, tai alerginės reakcijos, kurios greičiausiai parodo, kada organizmas nespėja valytis per kraują, tada jis pradeda valytis per odą. Tai va, tai žodžiu yra toksai variantas, kas norit, rašykit jų, aš įdėsiu nuorodą į būtent šitą grupę. Bet tie, kas perka Lietuvoje, jeigu pirksit per fizinę parduotuvę, jūs turite nurodyti irgi šitą linką, kad per šitą linką jūs, per mano šitą, kaip pavadinti, nuorodą, jūs perkate tuos produktus. Nuorodą šitą sudėjus, mano šitas numeris ten yra matosi, kad pirkimas būtų per tą numerį.
Nes grupė nemokama, tai bet kuriuo atveju dėl to mano pageidavimas yra, kad jūs perkat per mano referencinį tą numerį, dėl to, kad bent kažkokią tai bent aš galėsiu nusipirkti tų produktų. Tai tiesiog labai paprasta ir elementaru, nes grupė yra nemokama, aš jokių mokesčių narystės neplanuoju imti, o laiką skirti ir patarimais dalintis planuoju, tai turi būti abipusis, kaip pavadinti, energijų srautų pasiskirstimas. Tai vat tiesiog tokiu būdu. Tai, sakau, bus grupė padaryta, bet į ją bus patvirtinti tik tai žmonės, kurie tikrai planuojat valytis ir pirkti tos produktus. Ne tik tai būti toj grupiai be jokio plano, ką nors veikti. Nes planuoju pasidalinti ir visokiais refleksologiniais taškais, akupunktūriniais taškais, kaip suaktyvinti limfą, kaip suaktyvinti, kaip ir minėjau, įvairius organus pėdose, nes aš pati esu refleksologė ir dirbu su tradicinė kinų medicina. Tai kombinuojant įvairias žinias, arba, kaip pasakyti, taip, žinias, galima gauti ir geresnį rezultatą, o jeigu ir bus kažkokios reakcijos, tai visą laiką pakonsultuosiu, ką daryti ir ko nedaryti. Tai va, tai tokie dalykai. Jeigu dar yra klausimų, kokių galite parašyti man dabar, ar jūs domina, ar galvojat, kad tai kažkas jums, tas, kas jums surezonavo galbūt, ar nesurezonavo, ir tada tom ir baigsim šiandien. Galit pliusiukus parašyti, ar naudinga buvo informacija, ar nenaudinga. Taip, klausimų nematau. Dar pažiūrėsiu aš Facebook'e. Ir jeigu nematau, tai tada tuom ir baigsim. Nuo pliusiukų yra. Jo, gali būti, yra visokių programų, sakau, aš dalinuosi tą, ką pati išbandžiau, tą, ką praėjau ir tikrai paliko labai didžiulį man įspūdį ir taip. Gerai, tai tada žodžiu, kas norėsit, junkitės, rašykit, jeigu kas bus neaišku, jeigu kas bus aišku, irgi rašykit ir aš patvirtinsiu tada tuos, kas tikrai planuosit, kurie planuosit valytis. Tai va, gerai, gero vakaro jums, ačiū už buvimą kartu ir tikiuosi vėl susimatysim kažkokiu vienu ar kitu būdu. Gerai, gražios naujos ateinančios savaitės ate.